Labadiena, vaikai. Šiandien mes išlankstysime gervę. Mums reikės žirklių ir popieriaus lapo. Paimame popieriaus lapą, lenkiame trikampį palei kraštinę, nuspaudžiam, likusią dalį nukerpam. Atlenkiam, dedam liniją ant linijos, kampą su kampu ir nuspaudžiam. Atlenkiam, toliau per vidurį lenkiam, darom dar vieną liniją. Iš apačios lenkiam kraštinę, kampą su kampu ir nuspaudžiam. Atlenkiam, taip pat atliekam ir dar vieną liniją per vidurį. Lenkiam kampą su kampu, kraštinė lygiai ir nuspaudžiam. Gavome kvadratą, kuris padalintas į 8 lygias dalis. 4 kampai. Vieną kampą lenkiame į vidų. Palei lenkimo linijas. Ir priešingą kampą lenkiame į vidų. Gavome mažą kvadratėlį. Nuspaudžiam. Kur lapai, ten imam vieną kampą, lenkiame iki vidurio linijos ir darom mažą trikampėlį. Priešingą kampą taip pat lenkiame iki linijos, nuspaudžiam. Atlenkiam kitą pusę ir lygiai taip pat kampą spaudžiam iki vidurio linijos. Kitą priešingą kampą taip pat. Gavome trikampį mažiuką ir smailų trikampį. Mažąjį tą trikampėlį lenkiame į save, darome liniją, kad nusispaustų. Taip pat apvertus, taip pat nuspaudžiame vėl. Toliau, iš smailėjančios viršūnės pakeliame vieną lapą, pagal kraštines lenkimo nuspaudžiam vieną šonelį ir kitą. Apverčiam statinį, lankstinį tai yra, ir taip pat darome pagal linijas, nuspaudžiam vieną ir kitą. Gavome, vienas galas yra praskiestas, o kitas ne. Iš praskiestų darysime gervės snapą ir kaklą ir snapą, o iš kitos sparnelį. Čia sparnelį. Ir iš čia uodega bus. Kadangi čia yra per platu, dar susiaurinam kaklą iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Lenkiam iki vidurio linijos. Apverčiam lankstinį, lygiai taip pat iki vidurio linijos nusmailinam vieną ir kitą. Taip. Gavome gervės snapą ir kaklą ir sparnelį. Atlenkiame vieną dalį, kur bus kaklas. Iš jo formuojame snapelį. Atlenkus formuojam snapelį. Iš kito lenkiam, darome uodegą gervės. Tai pagal liniją gavom uodegėlę. Čia gavome sparnelius, kuriuos paimam už abiejų sparnų ir taip išlenkiam. Mūsų gervė baigta.